Sveiki dienraščio Bernardinai LT skaitytojai ir žiūrovai. Aš, žurnalistas Vytautas Markevičius, tęsiame pažintis su kandidatais į Lietuvos Respublikos prezidentus. Šiandien mūsų pašnekovas kandidatas į Lietuvos Respublikos prezidentus Remigijus Žemaitaitis. Jis save įsikėlė pats. Labą rytą. Labas rytas. Tradicinis klausimas visiems kandidatams į prezidentus. Kokios aplinkybės lėmė jūsų apsisprendimą siekti šio posto? Tai matyti keletą aplinkybių. Viena aplinkybė tai yra, kad 4 metai mes turime satanistus valdžioje, kaip aš juos vadinu, kurie iš esmės griauna valstybės kultūrą, tradiciją, kalbą ir mūsų istoriją. Tai yra pirmą kartą valstybėje per 34 metus matau valdančią daugumą, tai vyriausybė, konservatorių partija Lietuvos krikščionys demokratijos, Laisvės partija ir liberalų sąjūdį kartu su socialdemokratais padedant ne tai, kad dedamas pagrindas Lietuvos istorijai, Lietuvos kultūros puoselėjimui, bet tiesiog jinai masiškai ištrinama iš visų puslapių. Masiškai ištrinama pradedant nuo mokyklų, pradedant nuo ūkdymo, pradedant nuo sporto, nuo kultūros. Kas tai yra valstybinių požiūrį žiūrint ir konstitucinių požiūrį, tai yra nesuvokiamas dalykas. Antras yra dalykas, tai kad prasidėjo, sakyčiau, toks puolimas prieš mane asmeniškai. Tai yra, kada pradedi tu viešinti negerus dalykus tiek Dainiaus Kreivio laimėtos konstitucinio teisme bylos, tiek pradedi rodyti Gintarės Skaistės, tiek švietimo reformą, kada tu pradedi teikti ant stalo. Tada pradedi suprasti, kad žmonės pradeda tikėti tai, ką tu rodai, pradeda vertinti tos dokumentus, kuriuos tu teiki ir galvoja pasižiūrėti, kodėl nesuganduoti prezidento rinkimus. Ir trečias variantas tai yra tai, kad dabartinis šalies prezidentas nesugeba vadovautis Konstitucijos 84 straipsniu. Tai yra prezidentas turi beproto daug galių pas mumis, siaubingai iš tikrųjų labai daug galių turi, tik tiek, kad per 34 metus spauda, politologai, apžvalgininkai viską padarė, kad tas Konstitucijos 84 straipsnis būtų labai toksai mažas. Nors, kaip ten sako, krislas akyje, antroje vietoje bet rasto nematai. Tai tas ir bando kaip teisininkas, bandau parodyti, kad, žiūrėkit, gerbimieji, Konstitucija prezidentui suteikė labai didelės galės, tik tais, kad jis nemoka jam naudotis. Mūsų pokalbio įrašų dieną Konstitucinis teismas skelbs išvadą Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio apkaltos byloje. Kokios tikitės išvados ir kaip elgsitės vienu ar kitu atveju? Tai aš tik tiek galiu pasakyti, kad kadangi kaip teisininkas, tai aš noriu tikėti, kad Konstitucinis teismas nebus įtakotas politikų, nors mano žiniomis nemažai daug politikų bandė daryti spaudimą teisėjam. Puikiai žinote, kad buvęs Seimo narys Stasys Šedbaras yra Konstitucinio teismo teisėjas. Keletą kartų su manim konkuravo ir kartu yra pralošęs rinkimus. Konservatorių partija, buvęs tiksliau konservatorių partijos narys, o dabartinis Laisvės partijos narys ir pretendentas prezidentus Dainius Žalimas, jis buvęs pirmininkas, tai jis tebeturi didelį įtaką Konstituciniame teisme, bet atmesti norėčiau šitus dalykus ir pakalbėti apie teisinius dalykus. Kaip žinote, Seime buvo sudaryta specialioji komisija, kuri ją sudarant buvo pažeisti 5 Seimo statuto straipsniai ir pažeistos 2 konstitucinės doktrinos, tai yra Konstitucinio teismo suformuota praktika. Tai man kaip teisininkui būtų labai sunku suvokti, kad galėtų pripažinti, kad Žemaitaitis pažeidė, jeigu tai yra kalbam sausa teisinė kalba. Kitas yra dalykas, kaip žinote, vakar, tai yra trečiadienį Žmogaus teisių teismas patenkino buvo Seimo nario Aleksandro Sakariuko prašymą ir pripažino, kad Lietuva priimdama sprendimą dėl Sakariuko atveju buvo šališka ir teisėja turėjo nusišalinti. Tai ir trečias variantas, kad jeigu Konstitucinis teismas pasako, kad Žemaitaitis sulaužė priesaiką, tai tokiu atveju prezidentui Gitanui Nausėdai turi būti organizuojama čia ir dabar apkalta, nes tokiais pačiais argumentais ir tuo pačiu pagrindu ta pati komisija su tos pačios sudėties praktiškai pripažino mane. Tai aš kažkodėl tai manau, kad teisingumas ir teisinė doktrina turi nugalėti, tai aš noriu to tikėti. Bet jeigu įvyks priešingai, tai tada galėsim drąsiai sakyti, kad politinis susidorojimas yra taip, kaip yra Maskvoje, taip, kaip yra Rusijai, Baltarusijai, kada neįtinkami opozicijos atstovai yra susidorojama. Aš nesakyčiau, kad tai yra, nebūtų kokie kyšio bylos, ten korupciniai atvejai, dar kažkas, tai tvarkoj. Bet po Petro Gražulio atveju, kur mes galim sutikti su Petru, nesutikti, galim ten kritikuoti, aš pats daugelį atvejų su juo nesutikdavau, bet kai žmogus išmetamas į Seimo iš politikos 10 metų vien todėl, kad galimai kažką tai ne ten paspaudė ir ką prokuratūra neįrodė,
Tai ką parodo, kad politinis svoris ir politiniai ryšiai su teisėsauga yra labai dideli ir ne veltui mes turim Lietuvoje keletą didelių korupcinių teisėjų bylų ir politikų bylų, kuriuose figuravo būtent tie žmonės. Savo rinkimų programoje jūs rašote, tikiuosi tapti uraganiniu prezidentu. Tokio prezidento Lietuva dar neturėjo. Kokia tokio valdymo esmė? Valdymo esmė yra tame, kad parodyti žmonėm ir visuomeniai, kad prezidentas yra gali būti labai aktyvus vidaus politikoje. Tai nėra paslaptis, buvo prezidentas Algirdas Mykolas Brazauskas. Mes galim sutikti su jo sprendimais, galim nesutikti, čia galim ginčytis kiek norima, ne? Bet žmogus, kuris išmanė vidaus politiką ir išmanė užsienio politikos. Tai jis ir galėjo prie ūkininko, kaip aš sakau, būti ir prie prezidento, ne? Jeigu taip ūkiškai sakant. Tai nuo prezidentavimo laikų Algirdo Mykolo Brazausko prezidentūra prarado tokį autoriteto statusą vidaus politikoje. Maždaug kas tas prezidentas? Kas šitas prezidentas? Jeigu ministrė, atsiprašau, Bilotaitė gali pasakyti Gitanui Nausėdai, aš tau keliu baudžiamą bylą vien todėl, kad tu pasakėjai, kad kas ten Volkovą sumušo, nesumušo, o jam pasakė prezidentas Duda Lenkijos, Andžiai, tai dabar reiškia, tai prezidentas yra mulkis, tokiu atveju gautųsi. Jeigu Šimonytė pasako, aš nesiruošiu ieškoti švietimo ir mokslo ministro iki vasaros, tai aš sėdžiu ir aš niekaip nesuprantu, jinai premjerais yra prezidentas. Tai ką tu gali išeiti dabar, būdamas prezidentas Žemaitaitis, aš išeinu į televiziją ir sakau, gerbiami Lietuvos gyventojai, nepasitikiu Ingrida Šimonytė kaip premjerė, jinai netlieka savo pareigos, konstitucijai numatyta funkcija, kad premjerė privalo teikti švietimo ir mokslo ministrus, ar aplamai bendrai visus ministrus turi teikti, todėl visa atsakomybė krenta jai ir jeigu bus blogi rezultatai ir panašiai, ten organizacinis darbas galima apkaltinti. Tai manau, žinant mano būdą, mano charakterį, koks aš esu ir koks esu žemaitis užsispyręs kartais, tai kai kurie ministrams būtų karšta. Ir aš esu pasakęs, kad nei vienas šitos vyriausybės narys, jeigu man tapus prezidentu, po Liepos mėnesio duotos priesaikos, kada per 15 dienų grąžina įgaliojimus, jie nebūtų paskirti eiti toliau ministrais net ir po spalio mėnesio įvykstančių Seimo rinkimų. Pone Žemaitaiti, kaip Jūs manote, kokiu apskritai pokyčių reikia Lietuvai, pradėjus jau 3 dešimtmetį mūsų narystės NATO ir Europos Sąjungoje? Atviros visuomenės, teisingos visuomenės, negali būti dvigubų standartų ir pradėkime nuo paprasto dalyko. Mes labai hiperbolizuojame ir pertikėm, kad čia Amerika labai čia mums padės ir labai jinai čia mums gelbės ir kad čia Amerika yra Dievo mums siųsta. Viso labo jinai nėra, jinai toks pat velnio kūrinys kaip ir Rusija, kaip ir Baltarusija. Ir pamėginsiu paaiškinti, dėl ko aš laikausi tokios pozicijos. Amerika laikosi tik tais pinigų politikos, kuriem naudinga, ten ir Amerika dalyvauja. Jeigu bus Amerikai reikalinga Lietuvą išnaudoti kokiam konflikte su Rusija, su Kinija, kai buvo, jinai tą dalyką padarys. Ir žiūrėkite, kaip įvyko, kaip Iranas teroristai pabandė bombarduoti Izraelį. Ne. Iš karto Amerika, Anglija, Prancūzija davė stogą ir gynė Izraelį oro gynybos sistemą. Kai buvo užduotas klausimas Bidenui, o kaip jūs planuojate dėl Ukrainos, ką jis pasakė, Ukraina tai yra kitas konfliktas ir niekada mes neginsim Ukrainos taip, kaip gynėme Izraelį. Aš turiu jo kalbą, jo speech tą rytą, kuris tą pasako. Tu sėdi ir tu nesupranti. Dabar, kodėl yra žmonėm neparodoma vienas dalykas, kad jeigu Lietuva taiko sankcijas, aš kalbu apie viešumą, ko trūksta labai Lietuvai, kad žmogus turėtų skirtingą nuomonę, kad jis susivoktų, kas yra. Mūsų, kaip pasakau, ta kremlinė vatnikų televizija LRT, aš ją dabar vadinu, nes tai yra segmentizuota, riboto mąstymo skirta žmonėms informacija. Tai yra sukramtyta, duota, kad tu negalėtumai plačiau tą mąstymą turėti. Na, žiūrėkit, mes taikome ES sankcijas. Lietuva trašom taiko sankcijom, viskam taiko. O kodėl niekas nepasako, kad iždo departamentas 2022 metais, Liepos 3 dieną, praėjus 2 mėnesiams po Rusijos okupavimo dalies vėl Ukrainos, Amerika panaikino visas rusiškom trašom sankcijas ir žemės ūkio produkcijai. Jūs apie tai žinote? Didžioji dalis žmonių nežino, kadangi Žemaitaitis domisi ne tik vidaus politika, bet ir geopolitiniais procesais. Jisai man. Dabar kas liečia dėl teisingumo. Taigi vėlgi tas pats teisingumas pareina ne tai, kad sakyt, kad bus prezidentas Žemaitaitis ir čia labai viskas bus teisinga, tvaru ir panašiai. Ne, nieko panašaus. Mes turime eiti žingsnis po žingsnių. Bet kalbu apie teisingumą, kad atsakomybės taikymas. Ir vėlgi aš palyginu paprastą dalyką. Buvo nuteisti 3 politikai. Gapšys, Eligijus Masiulis ir verslininkas Kurlianskis. Jiem leido 3 dienas išeiti, pabūti su šeima, su vaikais, ten pavalgyti ir panašiai. Ne. Ir buvo nuteistas ten toks vienas visuomeninis veikėjas čia Lietuvoje, kur irgi siautė. Tik teismas priėmė sprendimą, už 15 minučių jį gaudo po Vilniaus gatves, 5 ekipažą jį pagauna, įdeda į varanoką, komisaras pasidaro nuotraukai, sako, galų gale recidivistas sulaikytas. Tai dabar kaip tas žmogus mato teisingumą? Jis nemato teisingumą. Tai aš įsikviešiu komisarą, generalinį ir duočiau klausimą. Gerbiamas komisarė, kuo skiriasi 3 politikai Gapšys, Masiulis ir Kurlianskis ir kuo skiriasi šitas žmogus Antanas? Kuo jis skiriasi?
tas pats teismo sprendimas, tas pats bausmių vykdymas, tas pati probacijos tarnyba. Tai aš manau, kai žmonės pradės matyti, kad dalinio teisingumo matosi ir to viešumo ir nuomonių skirtumas, tada mes ir matysim kitokią valstybę. Vėl grįžtu prie jūsų rinkimų programos. Joje rašoma, aš renkuosi kompromisų politiką. Aš tikiu, kad visi išrinktieji taps tais, kurie ir buvo renkami. Tarnais. Ar jūs tuo rimtai tikite, ar tai masalas rinkėjams? Ne, tai nėra masalas rinkėjams, nes kas mane pažįsta Žemaitijoje, buvau jauniausias Seimo narys, kur laimėjau vienmandatį, 4 kadencijos esu renkamas toj pačioje apygardoje, tai yra jau savotiškas toks, žinot, kai 26 metų žmogus tampa vienmandatės, pabrėžiu, ne daugiamandatės, ne pagal sąrašą, ne kad partijos pirmininkui ten žiedą bučiuoja, kai dažniausiai jie ten patenka, ne su partijos ešalonu praeina, o aš laimėjau apygardoje, kur visą gyvenimą valdė konservatoriai ir Seimo narys buvo socialdemokratas. Na tai ateiti jaunam žmogui 25 startuoti ir 26 tapti Seimo nariu, tai panašiai tai nėra lengva, ne? Tai aš skaitau, kad aš tuo tikiu, kad tai nėra absoliutu, nes mes visi iki vieno esam linkę į savo naudiškumą, į save, tai yra natūralu, rankos visų yra linkusios į save šiek tiek, čia, net ir kaip aš kartais pajokauju, net ir pagrabe gulintis žmogus, jisai rankų nelaiko, taip susidės visą laiką į save, dar rožančius ištrauktas, taip, kartais tokį juodą humorą aš panaudoju visą laiką. Tai aš noriu tikėti, kad tie politikai, kurie gali ateiti į politiką, arba gali ateiti prisidėti prie valstybės valdymo, jie turėtų jau 34-35 metais valstybėje atiduoti duoklę tai, ką jie davė jiems valstybė. Tai aš to tikiu. Ar tai pavyks? Manau, kad ten 20-30% tikrai pavyks, o visus kitus reikia per keletą metų padaryti. Todėl mano tikslas yra ne viena kadencija, mano tikslas yra 2 kadencijos ir kad per 2 kadencijos mes tam tikrą moralinį standartą. Vėlgi aš tiesiog nukrypsiu, kaip gali būti toks kultūros ministras kaip Simonas Kairys, kuris pasako, kad Tuminas tai kaip girtas Rusijos kareivis, besiblaškantis, jis net negali būti ministru. Jam žmogui iki Tumino, aš nežinau, kiek dar metų, 100 metų jis turi, kad jis būtų toksai žinomas, pasiekęs ir tiek daug davęs kultūrai. Ir kai tokį klausaisi ministro, aš norėčiau paklausti, ministrė, o ką tu gyvenime iš vis esi nuveikęs? Tu absoliutus nulis esi ir tasai akmenėlis bate, ne? Tai vėlgi, aš to tokios gal ir norėčiau, kad tas moralės ir tarnautų visuomenė, kaip ir Drobesko nepilietybės atimimas. Kažkada tai visi prie Drobeskos fotografavosi, džiaugiasi, bet dabar sako, ne, jinai dabar yra blogis. Man nesuvokiama šitas dalykas yra. Pone Žemaitaite, kaip vertinate siūlymą ir dabar skambančias reklamas, kad Lietuva galėtų skirti 4% bendrojo vidaus produkto gynybai? Žinokit, vagims vogti tai ir 10% galima dėti. Taigi pažiūrėkite, kas pagrindė šildosi prie Krašto apsaugos ministerijos. Tai šildosi ta pati statybų įmonė, kuri figuravo, jos vienas iš akcininkų figuravo kyšininkavimo byloje, MG Baltico byloje. Tai jinai laimi kažkodėl tai stebuklingai būdu statybos konkursus, kelių tiesimo konkursus. Kada tu matai, kad Krašto apsaugos ministerijai laimi įmonės tokios kaip Antiservisas ir panašios įmonės, kurios figuravo mūsų partijos byloje, Tvarkos ir teisingumo byloje, Pirk Dramblį, jeigu pamenate, vidaus reikalų, kadangi aš buvau partijos narys ir aš tą bylą skersai išilgai esu perskaitęs ir tą poną Antiserviso vadovus, labai gerai žinau, patikėkit manim iš tos bylos, todėl žinau, kad šią partiją nieko buvo pričiom ir buvo kai kurie berniukai, kurie bandė tenais kažką matyti daryti, tada ir tu matai, kad jie yra Krašto apsaugos ministerija ir tu matai, kiek panašios įrangos, kiek panašiai amunicija, kiek gali kainuoti rinkoje. Ir jūs nepamirškite vieną dalyką, aš buvau NATO delegacijos vadovas. Tai daugelis bando tą mano istorinį faktą ištrinti, bet nelabai pavyksta. Tai turiu draugų tiek Amerikoje, ypatingai su Anglijos tenka bendrauti, su parlamentarai, su Lenkijos, tarkim, buvusia delegacija, su Čekijos delegacijos labai gerus santykius turi iki pat dabar bendraujame. Ir kada aš kalbu apie 4% gynybai, tai jie klausia, sako, tu man paaiškink, sako, kas tas milijonierius, kuris priėjo prie jūsų, kaip sakant, duoda jums tų pinigėlių, kad jūs tai nesąmonėje pritartumėt. Tai 2%, tai yra, šiandien dienai 2%, tai yra tai, kas realiai pilnai užtenka gynybai. Reikia visą laiką turėti apie nuo 0,1 iki 0,3% svyruojančius, kad tarkim momentinius pirkimus kažkokius daryti, bet tiesiog reikia suinventorizuoti, ką mes realiai norim ir ko turime. Kai Lietuva vienu metu
ir nori brigadą, ir diviziją, ir savanorius, ir oro gynybos sistemą, supraskit, aš daug ko galiu norėti, ne, bet galimybės tai yra tokios, kokios yra. O tie 4 procentai, taigi jums visiems kainuos. Ir kai sako, verslininkai sutinka, nežinokit, aš irgi verslininkas esu, aš irgi sutinku. A, koks mano skirtumas? Ašgi nueisiu savo parduotuvės vadėjai, sakysiu, o dabar padidink duonos kepaliuką 15 procentų. Ir kai mane žmogus paklaus, sakys verslininkai gobšuoliai, sakysiu, ne, gerbimieji, taigi čia kariuomeniai skirti. Dar vienas pasiūlymas - atimti nuo savivaldybių dalį gyventojų pajamų mokesčių. Tai įsivaizduokit, nuo Šilalės gyventojų pajamų mokesčių atima dalį pinigų, tiesiog GPM atima iš mūsų. Tai kaip mes tos vaikus su geltonais autobusiukais vešim? Kaip mes žmogui suteiksim gydymą, kur duodame iš savivaldybės kofinansavimą PSD arba felčerinę išlaikom? Tai tie tokie dalykai. Vilniaus jauniesiems rinkėjams, tie jauniukai, kur aš sakau konservatorių geniukai, tai jiems, žinokit, jiems viskas labai gerai yra, bet tai, kas mes, kurie turime šeimas, kurie turime verslus ir kurie matome valstybę po 20-30 metų, mes suprantam, kad ne čia žaidimas yra žaidimas. Suprantu, kad jums socialiniai klausimai, socialinės problemos yra arti širdies. Taigi, porą klausimų su socialiniais klausimais susiję temos. Europos tarybos konvencija dėl smurto prieš moteris ir smurto aplinkoje, prevencijos ir kovos su juo. Konvencija, taip skamba, daugiau jinai žinoma kaip Stambulo konvencija, priimta 2011 metais. 2013 metais ją pasirašė Lietuva. Iki šiol jos neratifikavo Seimas. Jūs kaip teisininkas, kaip tai vertinate? Žiūrėkit, yra dvi medalio pusės šitoj konvencijoje. Ir čia teisininkai turi skirtingas nuomonės. Konstitucinis pasakė, kad Stambulo konvencija neprieštarauja konstitucijai tą apimtimi, kur kalba apie smurtą. Jinai ir neprieštarauja. Ir labai pabandinsiu paaiškinti paprastą dalyką. Konstitucijos 38 straipsnėje pirma dalis neparašyta. Lietuvos pagrindas yra šeima, ne. Trečia dalis kalba, kad tai jau nebėra šeima. Trečia dalis sakoma, kad yra santuoka sudaroma laisvų ir vyrų moters sutarimu. Reiškia, mes įforminam konstitucijai dvi biologinės lytis. Dvi biologinės lytis yra įformintos. 5 konstitucijų, 38 dalis konstitucijos straipsnė, jeigu aš gerai atsimenu, sako, kad sutuoktinių teisės yra lygios. Ne? Pirma dalis sako šeima, tai reiškia kalba apie visas socialinės lytis. Tai yra visos socialinės lytis. Gali būti močiutė, gali būti ir LGBT bendruomenės, visas kalba. Tai dabar, jeigu kalbam apie smurtą artimoje aplinkoje, yra baudžiamasis kodeksas. Ir baudžiamajam kodekse yra 15 straipsnių, kurie kalba apie smurtą, apie sveikatą, neatsargų, tyčinį sveikatos sužalojimą. Baudžiamojo kodekso, ponas, tiek užtenka. Negana buvo to, mes priėmėm smurtą artimoje aplinkoje įstatymą. Aplinkoje įstatymas yra pakankamai detaliai sureglamentuota, suaiškinta procedūras, kada atema, kada smurtas, kada apribojama, kada teismas, kada viskas. Jau pilnai yra. Nuo Liepos 1 dienos įsigaliojo tas vadinasis iš namų išmetimo įsakymas, kaip aš jį vadinu, ten buvo, aš kažkada darbą rašiau, buvo zaočnoje решение ir zaočnoje производство, sprendimas už akių. Tai dabar lygiai tokiu pačiu principu irgi veikia, kad nuo Liepos 1 dienos gali tave išmesti. Dabar prie vaikų, kaip sako, smurtas, mes vaikam turime ir šeimom turime atvejo vadybininkus įkūrę, vaiko teisų centrus. Mes turime begalę daug personalo, begalę daug administruojančių institucijų, kurios pilnai gyvendina tai, ką kalba Stambulo konvencija. Bet Stambulo konvencijos šalininkai nori kitą straipsnį prasistumti, tam, kad būtų lengviau padengti arba legalizuoti tų pačių lyties asmenų santuoką įteisinimą. Bet tai čia galima didelį akmenį mesti Pauliui Saudargui, Justui Urbanavičiui ir kitiems Seimo nariams, kurie viską padarė, kad iš civilinio kodekso būtų išimta partnerystės institutas ir nuleistas į įstatymą. Tai Paulius Saudargas padarė viską, kad tos paties lyties asmenų santuokos įteisinimas Lietuvoje pažengtų žingsnį dar arčiau. Nes jeigu jie būtų nebalsavę, o būtų likę civiliniam kodekse, tai šiandien dienai civilinis kodeksas aiškiai pasakytų apie pačią partnerystę. Tai vėlgi aš nematau nei pagrindo šiandien, nei būtinumo, nes jeigu būčiau aš neteisus, tai smurto artimoje bylose jau būtų kreiptas į Europos žmogaus teisų teismą ir sakytų, kad yra pažeista Stambulo konvencija, todėl teismas priėmė netinkamus sprendimus. Mano žiniomis žmogaus teisų teismo sprendime nėra nei vienos bylos. O kaip Jūs vertinate partnerystės įstatymą? Jis reikalingas Lietuvoje? Jis reikalingas. Jis yra reikalingas ir paaiškinsiu dėl paprasto dalyko. Toks, koks yra dabar, jisai negali būti priimtas, nes jisai yra perkeliamos santuokos elementai. Santuokos elementai saugo konstituciją. Tai yra konstitucija įtvirtina dvi lytis. Tai yra dvi lytis.
Partnerystė tai yra belytė, kaip sakant, socialiniam lytim taikomas. Na, pabėginsiu aš paaiškinti paprastą dalyką. Dabar atvažiuoja iš Šilutės į Vilnių gyventi jaunuolis, susipažįsta su iš Alytaus Dzūkele atvažiavusia mergele, žinai, nu ir susideda jie gyventi. Nu, taip jau yra, kad jau susideda, žinai. Nu, iki vestuvių jie vien su kitu, permėga, net, kaip sakant, nekrikščioniškai tą padaro, nusižengia, žinai. Nu ir kas dabar atsitinka? Ir vaikas atsiranda. Ir jie neturi santokos, bet jie yra partneriai. Tai jiems reikalinga, kad jų teisės aktas būtų kažkaip suformintas. Reikalingas. Dabar įsivaizduokit, nedaug dievė atsitinka nelaimė. Vienas iš jų miršta, bet butą paskolą buvo paėmę kartu. O, kaip pavyzdys, arba ant vieno vardo, bet mokėjo būdu. Ir va ta buvusima Marti arba buvusima Uošvienė, nesutarė su vienu iš jų, ne? Ką daro, sako, jinai visas turtas priklauso man ir išmeta ją iš namų. Dabar patenka į gydymo įstaigą į ligoninę. Vėlgi, jeigu tu neturi sutarties, tau informacijos niekas neteiks, nes nesi tu artimas šeimos narys. Tai kad suvoktume vieną paprastą dalyką, partnerystėje mums reikia padaryti paprastą notarinį ūkinę sutartį ir galų gale visiems laikams įspręsti žmonių ne tik tos paties lyties asmenų, bet ir kitų socialinių lyčių santykius. Močiučių, senelių, ten du būna broliai, kai senatvėje lieka, pareina kartu gyventi, ne. Reikia šitus dalykus įspręsti ir aš problemą šitame nematyčiau. Bet be santokos instituto perkelimo arba bent tam tikrų santykinių formų įdėdimo į įstatymą. Į prezidento rinkimus jūs einate su šūkiu tegul laimi visa Lietuva. Bet juk taip nebūna. Vieni laimi, kiti pralaimi. Ką jūs padarytumėt tokio, kad visi būtų ir jaustųsi kaip tarsi laimėję? Aš paprastą dalyką. Kodėl tegul laimi visa Lietuva? Dėl to aš noriu, kad ta Lietuva būtų atviresnė. Netgi tie konservatoriai, kurie manęs nekenčia, netgi tie Laisvės partijos nariai ir visi kiti, kurie už mane nebalsuos, jie nekęs, jie komentuos, jie žemins, jie juodins, jų niekada aš jų nesuvienysiu. Bet po 4 metų, kai mes padarysim visuomenę atviresnė, priimtinesnė ir labiau matoma, tada jie sakys, bet tai gal tas Žemaitaitis nebuvo toksai blogas, gal iš tikrųjų ta Lietuva laimėjo. Nes galų gale mes turėsime kitą tą wildą, tą tokią bendro pasaulio suvokimą. Dabar mes dar kartą aš sakau, kas mane baisiausiai žludo, tai yra tas siaurasis ir ta atsiradusių teisuolių karta. Ten, pavyzdžiui, koks nors Jekilaitis, žinai, pasakė ir va taip turi būti. Tapinas pasakė, va taip turi būti. Šūra atėjo į Seimą išdėjo iš šuns dieną, Šimonytė pasibučiavo su juo, sako, bet tavo patarimų niekas nepraeina. Visa, va, sako, Šūra tai yra teisus. Sėdžiu, niekaip nesuprantu, kaip čia toje valstybėje vyksta. Tai čia jis ką? Jis yra valstybės nugalėtojas, valstybė laimėjo, kad jis atėjo ten apspjovė Širinskienę ir dar kažką padarė. Ne, nelaimėjo valstybė ir nelaimėjo žmogus. Tai mano tas yra noras, kad per keletą metų žmonėms parodyti, kažkas galų gale pasikeičia. Ir visiškai žemiškas klausimas. Jūs iki šiol matėme besirūpinantys sveikata, turiu galvoje sveiką mitybą, sportą, daug ką sėjat, sodinate pats. Kaip dabar bus su žemiškais darbais, jeigu tapsite prezidentu? Tam laiko jau nebeturėsite. Tam laiko iš tikrųjų mažai bus, net nebejoju, bet vis tiek aš manau, kad tikrai rasiu aš to laiko, tikrai yra, ūkis yra, gyvuliai yra, mano viskas yra. Vieni žmonės skiria laiko ten daugiau gal alkoholio, atsipalaidavimui, kiti ten, nežinau, eina ten šokinėja, jodinėja ir ten, nežinau, kokią Nausėdos nesumatęs nei vieno jo kažkokio hobio. Ten Grybauskaitė irgi bitesą neaugina. Tai aš manau, kad tikrai aš tą skirsiu savo laiko, aišku, daug mažiau, faktas, kad tai yra daug mažiau, tą galėsiu savo skirti, bet tai yra energija, kurią tu išleidi. Kad ir grįžęs vakare tu į žemę, kaip aš sakau, įkiši rankas, tu tada visą blogą energiją tu ir išleidi. Tai aš manau, kad ne, aš tik kažkodėl vis dėlto tikiu, kad aš prie savo tų liksiu ir vis tiek žmogaus prigimties sunku ar tu gali pakeisti. Tikrai negali pakeisti. O plus dar, jeigu būsi jauniausias prezidentas Lietuvos istorijoje po nepriklausomybės, jeigu paimsime, tai žiūrėkite, energijos, man atrodo, netrūks mums. Ačiū Jums, klausėtės ir stebėjote mūsų kandidatą į Lietuvos Respublikos prezidentus Remigijų Žemaitaitį. Jį kalbino žurnalistas Vytautas Markevičius. Ačiū.